Labas vakaras, sveiki susirinkę, labai malonu, kad atėjot šitą gražią, šiltą, noriu sakyti popietę, bet jau vakaras. Ir pasitinkame šiandien mūsų 60-ojo tarptautiniam poezijos festivalio Poezijos pavasaris svečius. Tai tikrai pirma tokia oficiali diena, kai pasitikau ir visi jau yra įsikūrę ir neseniai galbūt ir tik tai atsikvėpę po kelionių, kai kurie ir ilgų kelionių. Ir šį vakarą tiesiog galėsime šiek tiek geriau juos pažinti. Tai pirmoji skaitys Monika Kiurė. Tai yra rumunų kilmės amerikiečių poetė, rašytoja ir vertėja, šiuo metu gyvenanti Bukarešte. Yra 2 kartus gavusi Fulbraito stipendiją ir jos eilėraščiai yra publikuoti daugybėje tarptautinių žurnalų, tikrai prestižinių. Taip pat ir poezijos vertimai, o 2023-aisiais ji laimėjo Oksfordo ir Weidenfeldo vertimo premiją už Lilianos Koropkos romano Cenzoriaus užrašų knygelė vertimą. Tai yra, tikrai labai svari premija. Monikos eiles į lietuvių kalbą iš anglų kalbos vertė Marius Burokas. Taigi, pakviesiu juos abu ir nežinau, kaip jūs susitarėt, ar turbūt vienas paskaitys originalo, vienas po kito. Tai pirmiausia girdėsime turbūt Marių ir Moniką. Monika, tai please welcome Monika. Hosting me. Should I use this? Can you hear me? Okay. It's time. 1. Logically, this morning, I should have gone back to the archives first. On Fridays, they close early, around lunch, and only then to the post office to pick up the parcel. The dusty folders were waiting for me to uncover who had informed on my grandfather and created the black hole of those 5 years of his life. My father was 13. Instead, my feet moved down another street, and I saw the shape they would draw on the map in my mind. I half awaited a grand event, walking past the bus stop, the tourist agency, the florist stand. Too late to change my mind. I had filled out the paperwork and made phone calls, and my father had said it wasn't worth the trouble. But was I prepared? 2. Logically, this morning, I should have gone back to the archives first. On Fridays, they close early, around lunch, and only then to the post office to pick up the parcel. The parcel could wait until later. The notice might even be a mistake. The line might be shorter in the afternoon. But something propelled me past the bus stop, the tourist agency, the florist stand. Right before I entered my slice of the revolving door, I saw something clearer, a wall of tiny locked boxes. X gets his mail here, and X is never up before noon. I hadn't seen him since he'd come back. 3. With only one worker, the line at the post office wrapped around the counter. If I had fooled myself, there were limits to this sort of thing. I would have to come back. I retraced my steps without my parcel and headed the other direction, into the dim archives. I settled at my desk, switched on the lamp. The informant with the most notes was named X the 8th. My father was 13 then. What if this is why he can never say what he feels? What if this is why it takes me so long to realize what I feel? What if this is why X happened at all? The attendant likes me because I never take breaks. She comes over to whisper, "It's time. I will have to come back."
Jau laikas. Pirmas. Logiškai mąstant, šįryt pirmiausia turėjau grįžti į archyvus. Penktadieniais jie anksti užsidaro per pietus. O jau tada į paštą pasiimti siuntinio. Dulkėti aplankai laukiu, kol aš atskleisiu, kas įskundė mano senelį, kas sukūrė juodąją skylę prarėjusią 5 jo gyvenimo metų. Mano tėvui buvo 13. Tačiau mano kojos nužingsniavo kitą gatvę ir aš pamačiau, kokius kontūrus jos nubrėž mano minčių žemėlapyje. Aš beveik laukiu to didžio įvykio, eidama pro autobusų stotelę, turizmo agentūrą, gėlininką. Per vėlu apsigalvoti. Aš užpildžiau popierius. Paskambinau, kam reikia, nors tėvas man sakė, kad neverta vargintis. Aš buvau pasiruošusi. Antras. Logiškai mąstant, šįryt pirmiausia turėjau sugrįžti į archyvus. Penktadieniais jie anksti užsidaro per pietus, o jau tada į paštą pasiimti siuntinio. Siuntinys galėjo palaukti, pranešimas galėjo būti skirtas ne man, eilė po pietų galėjo būti trumpesnė. Bet kažkas gynė mane į priekį pro autobusų stotelę, turizmo agentūrą, gėlininką. Prieš žengdama pro savo besisukančių durų pusę, šitą pamačiau aiškiau. Mažų užrakintų dėželių sieną. X čia pasiimu paštą, o X niekada nesikelia anksčiau pietų. Nemačiau jo nuo tada, kai sugrįžo. Trečias. Sukosi tik viena darbuotoja ir eilė pašte vingiavo aplinkui kasas. Jei mėgčiau save apgaudinėti, tokiems dalykams būtų ribos. Man reikės sugrįžti. Be siuntinio parėjau tuo pačiu keliu ir patraukiau kitą kryptimį į archyvų prieblandą. Įsitaisiau prie savo stalo, įžiebiau lempą. Informatorius su daugiausiai įrašų buvo pavadintas tik su 8. Tad mano tėvas buvo 13. O jeigu dėl to jis niekad negali pasakyti, ką jaučia, o jeigu dėl to man užtrunka taip ilgai suvokti, ką jaučiu aš, o ką, jeigu todėl tas X ir nutiko. Darbuotojai aš patinku, nes niekada nedarau pertraukų. Ji prieina ir sušnabžda. Jau laikas. Man reikės čia sugrįžti. Lines. You were saying goodbye. You looked down and joked that I had something on my feet. You didn't fool me. The sun had drawn 2 white X's where that summer's sandals had gotten in the way. A fall, then another summer, and another fall. Several more goodbyes. It's winter now. The marks are still there. You had also joked back then that I should do something about that. Brūkšniai. Mes sakėme vienas kitam sudie. Tu pažvelgiai žemyn ir pajuokavai, kad matai kažką ant mano pėdų. Nemelavai. Saulė nubrėžė 2 baltus iksus ten, kur buvo vasarinių sandalų dirželiai. Ruduo, kita vasara, tada kitas ruduo, dar keletas atsisveikinimų. Dabar žiema ir žymės vis dar ten. Tu taip pat tada juokavai, kad turėčiau ką nors dėl to daryti. Sheer. Afterwards, I saw you, like when morning backlit the eucalyptus leaves on my table, and I saw 1,000 tiny fractures, the cracks that are just their veins. Tyras. Vėliau pamačiau tave taip, kaip rytas, kad peršviečia eukalipto lapus ant mano stalo ir aš įžvelgiu 1000 mažų įtrūkimų, plyšelių, kurie tėra jų gyslos. Water news. Buletin hidrologic Cotele Apă Dunării în ziua de 19 februarie. Every morning and every afternoon, the same radio announcement in chilly, darkened kitchens. The famous river would flow in their imaginations. Bazias, 580 centimetri, 10 centimetri. In the state version of geography, the Danube only began once safely inside its borders, where it could be monitored, measured daily, ordered scientifically. Moldova Veche, 710 centimetri, 12 centimetri. The people would listen to the barrage of facts. They would have preferred an extra 15 minutes of music, but they were used to foraging, and this had cadence. Calafat, 216 centimetri, scala 28 centimetri. They heard the river rise and fall. Slowly, a picture would emerge from the water,
and they were able to register each minuscule change as change. Children came, Braila 710 cm cada 21 cm, to know the names of otherwise forgotten places, with glass marquises sprung up like mushrooms over plaster vegetation, ports with distances accumulated in Romans, Ottomans, Bulgarians. Și Tulcea, 252 cm cada 10 cm, tendința apelor Dunării în următoarele 2 zile. After the last town, the sound didn't empty out into the Black Sea. It looped back around into the future, broken up into centimeters of probability over the following days. Giurgiu în creștere 15 cm până la 25 cm, cotă probabilă 255 cm. Unknown values were hidden in these predictions. Blind drop meeting blind drop in the underground tunnels formed by the pressure of the watershed, conjured in French at the end. Les niveaux des eaux du Danube en ce mercredi 19 février. On the western border, those who ventured to test the water, documents wrapped in plastic bags, heard the static of gunshots. There could be no doubt a way out existed, even if one way only. Šitam eilėraščiui man reikės tiek autorės pagalbos, aš rumuniškai nemoku, tai mes kartu kažkaip šitą perskaitysim. Ilgai mai raidėjau. Vandens naujienos. Buletin hidrologic, cotele apelor Dunării în ziua de 19 februarie. Kiekvieną rytą ir kiekvieną popietę tas pats radijo pranešimas žvarbiuose tamsiuose virtuvėse. Garsioji upė ims tekėti jų vaizduotėje. Azias 580 cm, 10 cm. Šioje valstybės geografijos versijoje Dunojus prasideda saugiai jau šiapus šalies sienų, kurį galima stebėti, matuoti kasdien ir moksliškai rikiuoti. Moldova Veche 710 cm, 12 cm. Žmonės klausysis faktų krušos. Jie mieliau klausytųsi 15 papildomų minučių muzikos, bet jie pratę naršyti, o šis kalbėjimas turi ritmą. Calafat 216 cm, skada 28 cm. Jie girdėjo upę kylant ir slūgstant. Lėtai iš vandens išnirdavo vaizdas ir jie galėdavo pasižymėti kiekvieną mažytį pokytį kaip pokytį. Vaikai Braila 370 cm, skada 21 cm. išmokdavo kitaip pamiršimų vietų pavadinimus. Stiklo markizės ten dygdavo atgrybai ant gipso augalijos. Išmokdavo uostus. Atstumai tarp jų kaupėsi Romėnuose, Osmanuos, Bulgaruose. Și Tulcea 252 cm, skada 10 cm. Tendința apelor Dunării în următoarele 2 zile. Už paskutinio miesto garsas neįsiliedavo į juodąją jūrą. Jis kilpodavo atgal į ateitį per būsimas dienas, sudalintas tikimybės centimetrais. Giurgiu în creștere 15 cm până la 25 cm. Cotă probabilă 255 cm. Nežinomos vertybės slypėjo šiose prognozėse. Aklas lašelis susitinka aklą lašelį vandens skiriaus spaudimo išgraužtuose tuneliuose, į pabaigą sukurtuose prancūziškai. Les niveaux des eaux du Danube en ce mercredi 19 février. Prie vakarų sienos tie, kurie įsibrido išbandyti vandens su dokumentais suvyniotais į maišelius, išgirdo šūvių spragėjimą. Neliko jokių abejonių. Kelias buvo, net jei tik į vieną pusę. The last one, beginning with the stairs. It has traced their grain beyond all memory, before the seed was dropped into hospitable ground, acquiring spreading forms, then rough right angles, a dark red gloss, intimately involved in all their becoming. 7 a.m. light solidifies each rectangular line, with a touch inseparable from warmth. The steps are sure. Ascension is certain. Pradedant nuo laiptų. Tai atsekėjau grūdą toliau atminties, dar prieš sėklą pasėjant svetingant žemę. Jie įgavęs iššakosios formas, vėliau apytikrius stačius kampus, tamsiai raudoną švytesį, artimai susijusi su jų tapsmu. 7 ryto. Šviesa sukėtina kiekvieną stačiakampę liniją prisilietimu, vis atlydimu šilumos. Laiptai yra patikimi.
pakilimas neabejotinas. Thank you, Monica and Mario. Please don't run. I just have one question. Do you write in Romanian also, or your poetry language is only English? Aš atsiprašau, aš tiesiog išversiu lietuviškai mūsų auditorijai, paklausiau Monikos, ar jos kalba, poezijos kalba yra būtent anglų, ar jinai taip pat rašo ir rumuniškai. So probably what you just heard, Water News, is the most Romanian I've ever included in a poem. And it's because all of my life, even though I was born in Romania, I was educated in the States, so I began writing poetry in English. And I moved back to Romania in 2017, so we'll see how much longer it will take to finally start writing an entire poem in Romanian, rather than maybe just... There have been some that were very short fragments that I then translated into English, because I just felt more confident that that's what I wanted to publish them in English. Thank you very much. Aš norėčiau paklausti auditorijos mūsų, ar reikia iš tikrųjų vertimo iš anglų? Nereikia, visi supranta. Tai ačiū, tada puiku. Ir dar kartą dėkoju Monikai ir Mariui. Ir šį vakarą taip pat yra atvykusi ir poetė iš Estijos, Mari-Lis Mürse, kuri gimė 1991 metais, tai yra jaunosios kartos poetė, debiutantė, kurią, jeigu tu pasakytum, Estijoje Mari-Lis pavardę, tai tikrai menininkai sureaguotų, tai yra tikrai labai toks pripažintas debiutas. Ir dar kelis faktus tiesiog paskaitysiu šiek tiek, kad poetė gimė ir didžiąją vaikystės dalį praleido Estijos miestelėje Haapsalu ir baigusi mokyklą, Tartu universitete studijavo estų ir finougrų kalbas bei žurnalistiką. Įgijusi magistro laipsnį persikėlė į Taliną, čia 8 metus dirbo redaktorė ir tekstų kūrėja. O 2022 metais atstovavo Estijai Europos poezijos slemo čempionate. Taigi bus labai įdomu išgirsti, kaip Mari-Lis skaito savo tekstus. Ir dar tokia citata poetės, kad rašymas jai yra didelė gyvenimo dalis. Darbe rašau reklamos tekstus, straipsnius ir knygų apžvalgas, laisvalaikiu kitką. Išleidau 3 poezijos rinkinius ir 1 novelių, kuriuose nagrinėju gražias mūsų visuomenės keistenybės. Turbūt pastarąsias nagrinėja Mari-Lis ir poezijoje. Jos tekstus į lietuvių kalbą vertė Agnė Bernotaitė, kadangi Agnė su mumis šį vakarą nėra. Tai paskaitysiu vertimus aš ir taip pat žinau, kad porą tekstų ar 1 ar porą poetė paskaitys anglų kalbą. Taigi, kviečiu Mari-Lis Mürse prie mikrofono. Hello, happy to be here. So I will do 2 poems in Estonian with translations, and then 2 in English. The first one is about violence. It is about school violence, and it is in Estonian. It is called bites in English, hammustused in Estonian. Näen unes koeri, verejanulisi, marulisi koeri, kel on ilusa 15-aastase tüdruku nägu. Siin on nende territoorium, magusa biosfääri lõhn ja mina olen põõrisend väikeses koolis, väike ja kõhm, liiga värvitud ripsmetega, liiga valmis võrgutama ilusaid klassivendi, kellele tahaksid anda hoopis endi. Mul ükskõik mikust ja siimust teie lihast, aga kadedad koerad nutavad vihast. Geograafia tunnis on märgade koerapõskede hais ja koerte kõrvad on vaiku täis. Näen Dobermanni ja terjerit. Neil on jooksuaeg ja silmad hõõguvad kui tahid ja kui nende poole vaaten küsivad, mida seal lits vahid. Nad kirjutavad lits mu koolikotile ja käsivad vaikida kui haud. Neil on jooksuaeg ja marutaud.
Chihuahuad on väiksed, aga viha täis. Suuremate juures klähvivad kaasa, üksi värisevad otse, kui teaks, mis võib nendest saada. Rahvas räägib, et kuhugi on maetud üks koer. Näen, kuidas põgenen sünni vahetüli tüdrukute vetsu. Mul ei ole tõupabereid, mida panna riite ega kompleksvaktsiine. On ainult kompleksid ja kes üksi sööb ei saa võib-olla toiduga pihta. Näen, kuidas ema küsib, mida sünnipäevaks tahan. Tahan soomusrüüd, tahan, et keegi mind ei näe, tahan mõõka, tahan hobust, tahan soovi ellu jääda, mitte ainult kohust. Näen kehalisi tundi, kus Dobermann plahvatab, kadedus ähvardab hinge süüa ja ta ise ähvardab mu pea pesapalli kurikaga sisse lüüa. Näen, kuidas kõik naeravad, isegi õpetaja. Ei tea, kas asi on soonivas paelas, aga koerte treeneril ometigi on ju vile kaelas. Näen, kuidas lähen koju, ütlen, et mul hakkas paha. Kardan, et karinuusid välja, kus elan ja kogu aeg ma vaatan kogu aeg selja taha. Näen oma randmete hambajälgi. Need pole punktid, vaid komad. Näen, kuidas ei tea enam, kas need on mu ründajate või minu enda omad. Näen, kuidas lakun haavu. Näen, kuidas nühin koolikotilt maha roppesõnu. Näen, kuidas kuulen Slipknoti. Näen, kuidas I push my fingers into my eyes. Näen, kuidas minusse koguneb viha. Näen, kuidas äkk ei vaata enam selja taha, vaid otse ette. Näen, kuidas võtan jälle ripsmeduši kätte ja ärkan. On suvi. Läheme randa. Siin on kõik hästi. Siin ei meenuta ma enam seda klassi. Lähen ujuma, kuid ma ei uju koera, vaid kassi. Na, užduotis tai iš lengvųjų. Galvoju, ar tai bus tas pats kūrinys, kurį aš dabar perskaitysiu. Vertimas. Kaip jisai bus pajuntamas į pamokus. Įkandimai. Sapnuoju šunis, nirčius kraugerių šunis, dailių 15-metės veidų. Čia jų teritorija tvyro saldžios biosferos kvapas, o aš svetimas padaras, mažoji mokyklėliai, smulki liesutėlė, pernelyg pridažytom blakstieną. Per nusiteikus vilioti gražius klasės berniukus, kurie kažkodėl patys į draugiją brukas, nusispjaut ant mėsų man gyčio ar lyčio, bet pavydus šunėgiai rauda iš pykčio, geografijos pamokoje šlapių šuns skruostų tvaikas, o šunų ausys nuo sieros vos laikos, sapnuoju Dobermaną ir terjerą, jiems užėjus roje, akis lyg daktis plieskė, vos pažvelgus iškošia, ko spoksai kekšia. Man ant kuprinės užrašo, kekšia ir tyli it kapas, jiems užėjus roje. Ir pasiutlygių, matos, Chihuahua, mažučiai, bet netveria pykčių. Prie didesnių prisiplakę visą gerklę kaukia, pavieniui dreba, lyg žinotų, kas laukia. Žmonės kalba, kad kažkur šuo pakastas. Sapnuoju, kai per pietų pertraukas lepiuos mergų tūlikę, neturiu kilmės dokumentų. Ir vakcinų kompleksinių turiu tik kompleksų. O vienas, kas pietauja sotus, nebus. Sapnuoju, kaip motina klausia, ko noriu gimtadienį dovanų. Noriu šarvų. Noriu, kad niekas manęs nematytų. Noriu arklio ir kalavijo. Noriu gyventi iš noro, ne vien pareigos. Sapnuoju, kaip per kūno kultūrą Dobermanas sprogsta, pavydas kėsinas dvasią praryti, o šioji kėsinas užtvot man per galvą suvyta. Sapnuoju, kaip visi juokės, net ir mokytoja. Nežinau, ar čia kaltas veržiantis Kaspinas, ar šunų treneriui po kaklu šilpukas pamautas. Sapnuoju, kaip einu namo, sakau, pasidarė bloga, bijau, kad gauja suuos, kur gyvenu ir nuolatos, aš nuolat be paliovos per petį dairaus. Sapnuoju dantų žymes savo riešus, ne taškais, o kableliais nusėtus. Sapnuoju, kaip nebežinau, ar jie nuo užpuolikų, ar pati palikau. Sapnuoju, kaip laižausi žaizdas, sapnuoju, kaip nuo kuprinės trinu keiksmą po keiksmo, sapnuoju, kaip klausausi Slipknotų, sapnuoju, kaip I push my fingers into my eyes, sapnuoju, kaip pritvinkstu pykčio, sapnuoju, kaip nebesidairau per petį, o žiūri į priekį, sapnuoju, kaip vėl rankos į blakstienų tušą tiesiasi ir nubundu. Vasara. Einam į pliažą. Čia viskas gerai. Čia atminties nebesiekia klasės vaizdai. Einu pasiplaukioti, bet plaukiu ne šuniuku, o kate.
the next one in Estonian is, it has no name. It starts like that. Tikk-takk, mida tähendab elu? Teha kõike ja ikka mitte olla piisav. Kellegi jaoks on mind alati vähe. Töö võidab, armastus vaob, kuni lõpuks ta läheb. Sest masin mu sees ei peatu, seni kui kõik, mis olen, kaob. Tikk-takk, sa hoiad minust kinni, aga ei tea, et mind ei ole juba ammu. Töö võidab, ainult töö. Seal, kus oli meie tunnete pastell, tikk-takk, tikk-takk, südame asemel rinnas tuksub kell. Tik-tak, ką reiškia gyvenimas? Viską daryti ir vis tiek būti nepakankamai. Kažkam manęs vis mažai. Darbas valdo, meilė senka, kol galiausiai išeina. Nes mašina manyje tol nestoja, kol neišnyksta. Visa tai, kas esu, tik-tak. Laikaisi manęs, bet nežinai, kad jau seniai nebesu. Darbas veja vien darbas, ten, kur būta. Mūsų jausmų pastelės. Tik-tak, tik-tak, vietoj širdies. Krūtinėje tuksi laikrodis. I hope I can hold like that. The two last ones are in English. The first one is called Twin. I see her in the park. A woman, a lady, a girl, can't say, but someone like me in every way. She wears baggy sweatpants just like me, tucked inside her combat boots. Same headband, same greasy hair, and just like me, she does not care. We're having the same Sunday, I know, and wonder how far does our sameness go. Like me, she has no bag, and still seems to manage fine. People are shocked, because how can a badless woman survive? There she goes, hands in pockets like a man. Look, she's just as free, important and tough, going to where there is no need for things, because she herself is enough. She seems to be having a good day. All days are not good, though. Like me, does she lose because she's been foolish and win because of her looks? At a poetry competition, job interview, when she writes her books. Like me, does she feel the need to show initiative, be interesting and interested, to lead a man through conversations and life and his goals oh so lightly, inspire, motivate and correct while holding her pepper spray tightly? I look at the woman, a lady, a girl, I don't know, and wonder how far does our sameness go? Like me, did she pick old hair from the bathtub before going outside, fill her pockets with geisha chocolates and kiss her cat goodbye? Like me, does she wear small earbuds when walking, because big headphones make you an easy target, unaware? Like me, does she calculate before a night out what might be out there? Does she know to look like a warrior, not like a tease? Is her hand in her pocket, always tightly holding her keys? Right now, is she writing the same poem about me? And the last one is about blood, and it is called Bloody. Even Brittany knows that period means blood, and it sucks to use a public bathroom during this time. It shouldn't be so embarrassing, it should be fine, but still you hear a menstruator sneak into a stall, trying to make the pad liner tear quietly so no one would hear. Come on girl, loosen up a bit, you know what Nike says, just do it. Sometimes you have to play football on a period day. You want to run on the field, the blood wants to run on you. Uterus dear, you say, let's do this period thing another day. Ignore the looks, wait. Why is this chick talking to her uterus that way? And so you fly with ultra-long wings and a tampon and 4 painkillers. It's Britney, bitch, let's go. When it's sauna time, can you tell it as it is? I've got my own blood bath. I'd rather not ride the cotton pony or sway my tampon string in the steam. Or do you need an excuse? It's not that time of month, it's just some random injury. But even worse when you don't get your period.
Sure, you try to get frisky with a boy when the app in your phone says low chance of getting pregnant, but still you're getting paranoid. When it's been late for 2 weeks, it's just too much to bear, and you see signs like storks. Bloody storks are everywhere. And even worse when YouTube has given up on you too. For a whole week, it's been babies and diapers in your face instead of pad ads, and the horoscope for Libra says you have to face your biggest fear. Okay, this time I'm in the clear, but to avoid the future baby fear, I order a morning after pill from the pharmacy online. I might not be so lucky next time. It's no joke clicking, yes, I understand the medication can have side effects. Fatigue, headache, nausea, vomiting, rash, facial swelling, hives, bleeding, pelvic cramps. I press yes, I accept it all. Send me my pill, one tiny pill for 1547. Give me blood, make it a flood. Thank you. Thank you very much. And also the questions, please come back. I just made a comment before I read your translation. I commented that I wonder, is it the same creative work? Is it the same poem already as the way you read it yourself? And then the languages changes and somebody else reads. What do you think? How important the languages and the way you read your poems? Does it really might even change like the whole weight of the poem and the way it touches people? I don't know. I think it doesn't really change it a lot, at least how I've heard it. You read it very well. But if you just read it normally, I don't think it makes a difference. Like the meaning is there. It doesn't matter if you read it, if someone else reads it, or if it's on paper. I mean, the meaning is still coming out, I think, and that's all that matters. Ačiū. Thank you. Marilis labai kukliai taip įvertino, nes man atrodo, kad tikrai jos skaitimo būdas tai suteikia tam pačiam kūriniui, gali tiesiog labai daug energijos pridėti, bet taip labai kukliai save įvertino. Judam toliau. Turime viešinę iš Japonijos. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad tokį tolimą kelią įveikė Nagaja Yuki tam, kad galėtų čia būti su mumis poezijos pavasaryje. Tai trumpai pristatysiu poetę, menininkę, kuri 2012 metais buvo įvertinta poezijos ir minties premija už debiutą. Jos avangardiškas poezijos rinkinys Nesantis miestas išrinktas kūrybiškiausiu 2019 metais. Taip pat autoriai paskirta poezijos žurnalo Rekitei premija. Japonijoje ir už jos ribų poetė yra pristačiusi projektą Trimatė poezija, kuriame naudojant vandenį ir kitus gamtinius bei skaitmeninius objektus, poezijai suteikiamas trimatis vaizdas. Na ir iš tikrųjų labai daug čia galima vardinti įvairiausių meninių, poetinių veiksmų, kuriuos Nagaja Yuki yra sukūrusi. Tai gal paklausykime jos pačios, o įveikė tokį, iš tikrųjų nelengvą užduotį Jurgita Ignotienė, tam, kad mes galėtume lietuviškai išgirsti šiandien Yuki eiles. Tai prašom. Aš atsiprašau, mes galėtume pasiskolinti vieną vaiką, nes čia dėliojam, planavom, pažiūrėsim, kaip sekasi. Manau, kad taip, gal net apstai. Giesmės tęsiamasis laikas. Mireva, いつも目に見えるもの
ばかりに仕込まれほどかれ、今は静寂を強いられた町が久々まり。Vien tik nematomos jėgos, この 1,2 週間が mumis visuomet suburia ir išsklaido, 極めて priverstos 重要である nuimti ことを miestų 踏まえ、 gatvės, また dabar 多数の tyliai, 方が集まるような全国的なスポーツ、文化、イベント等についての大規模な感染リスクがあることを換算し、この1週間 žvelgiant į tai, kad pastarosios 2 savaitės itin svarbios užkertant kelią infekcijos plitimui, taip pat atsižvelgiant į tai, kad nacionaliniuose sporto, kultūros ir kitose renginiuose, į kuriuos susirenka daug žiūrovų, padidėja rizika užsikrėsti. Ateinantis 2 savaitės primygtinai prašome juos atšaukti, nukelti arba apriboti dalyvių skaičių.年月が声高な者たちの思想に飾り付けられ、黙々と移ろう。 Tylomis keičiasi rėkiančiųjų mintimis išpuošti metai. 身動きを狭められ、寛容を失うディスプレイ。 Varžomos tolerancijos netenka diskursas. 我々の反抗は規則正しい。 Mūsų pasipriešinimas tvarkingas. いつでも誰かの声、ツイートが見える、聞こえる。 Nuolat matyti, girdėti kieno nors balsai, tweetai. そのどれもが私と近しく私自身のものではないから簡単に背を向けられるその警告の行為をあなたも見届けなければならない。 Visi jie man artų. Kadangi ne mano, paprasta nusigręžti tą lengvabūdišką kryptį ir tu paliudyti turi. 何がしかの理由で痛み続ける生存の外に人はいてない。 Kažkodėl tebe skauda, žmogus negali išeiti už gyvenimo ribų. その由来が自衛を過剰に強める。 Todėl pernelyg sustiprina savigynę. しらちらと思いやられる今日の断絶は果たして座しより根深く互いを正しくないと言えるわけ。 Įžūliai apmąstomas atotrūkis nuo šiandienos išties įsišaknyjęs giliau nei rodos iš šalies, mus dar griežčiau suskirsto į teisiuosius, neteisiuosius. だとしても祈りだって人を救わないのだ。 Jeigu tai ir maldos žmonių neišgelbės. それは日々の口に光りながらまつわる。 Tai švytėjimo apsiveja dienų pakraščius. 生活はまばゆくに塞がれて Kasdienybė akinamai uždengiama. 明滅しながら細るこの辺りが移ろいと積まれる雪照りを後追いして Mirgėdamas maštas žiedų spindesys nusilieja į tuštumą pustomas smiego triskėjimą. 自身すらもはや自身を見つけられなくなった時 Kai pats savęs jau neberanda, žmogus per amžius užsinori mylėti žmogų. Nuobodulio prožektorius. 夕まぐれ、ひそやかさがまばゆくガジェットの合間をさまよい、実を笑うバーチャルの角が可釈なエレメンツとしてエレキのぬくもりを街に絡む。 Prietema. Dykuma akinamai klaidžioja tarp prietaisų ir šaiposi iš tikrovės. Virtualybės perteklius kaip pridėtinis elementas apvynioja miestą elektroninę šilumą.
未来と過去にあつれながらぬくみをもてます君のせわしさは、点滅するアンバーライトを振り切りモバイルをたぐる。すねはスクリーンの向こうにあるよと話していた君の声の明るさ。 Per daug šilumos sukaupė tarp praeities ir ateities mygdamas tavo skubrumas, mirkčiojančias nusipurto miesto šviesas, arčiau prisitraukia mobilųjį. Žinok, amžinybė anoje ekrano pusėje kalbėjai tu linksmu balsu. Miestai praranda ribas, vienas po kito praryja pastangų išsunkti kūną. 時代といえばそうだが、連環の明かりを青光る仮想に作ろう君はありながら不在のままで透き通った手触りの中、今を滅ぼし、こう急ぐ。 Tokie laikai. Nuoroda į buvimo vietą mėlynai šviečiančią virtualybę padailinė, tu būdamas nesi, peršviečiamame prisilietime, sunaikini dabartį ir paspartini žingsnį. Atsitrenkiau į ką? Mačiau, bet nesupratau. Tik kad žmogaus forma. Tik tai. 似ていること、昔それは救いであったが、僅差ばかりに親しい肌触りの遠さ、寂しさが騒がしさの内側をサイレントに流れ、感覚のほとぼりばかり君は急ぐ。 Kažkas panašaus. Kadaise tai buvo išsigelbėjimas, mažumėlė kitaip mielas, prisilietimo tunglumas, vienišumas vidinėje triukšmo pusėje. Nevyliai sriuvena vien juslių pakraščiais kubitų. Nuo dabarties matyt belieka atsiskirti, net jeigu šviesiai gilėja tik viso spektro spalvomis švytintis paviršius. 茂ることをやめない街は乱反射を自らに敷いてビビッドにたわむ。天体にあがなうように歩を急ぐ君の片手がかじかんだ手つきで再び液晶をたぐる SNS。 そこではいつも警察が優しさに導られていく時代だった。絶えずスワイプを送る君の柔らかな手はなお温かく、にぎわしさを沈黙させるための饒舌にまた一日が終わる。 Negalime liautis būrelėsi, miesto gatvės priverstos atsišaudyti, kad išsipirktum išveikiai apraizdančio nuovargio skubini žingsnius. Tavo sugrubus ranka dar kart pritraukia artryn skistuosius kristalus, socialiniai tinklai. Ten visuomet lengvabūdiškumas išpešamas iš lengvumo. Buvo laikai. Tavo švelni ranka nenuilstamai braukanti per ekraną, vis šiltyn ir vėl plepėjimų skirtų nutildyti šurmulį, baigėsi diena. Tu nuovargis. Dabar padarysim tokį nedidelį eksperimentą. Aš pirmą paskaitysiu lietuviškai ir tada Juki paskaitys japoniškai. Pažiūrėsim, kas iš to išeis. Mylėjimas. Visa matančių akių laikas, palikusi tik garsą teka upė, senka. Ranka pamoja siekti lygybei kartojasi dekoratyvinis gėris. Kai braukiant per ekraną vartomas pasipriešinimas ant perrašyto vardo raukšlėmis išvagoja nuvargusį sumišimą, išsumiamas kitapus ekrano. 張り巡らされた目の時代、音だけを残し顔は流れていく。目指された平等をやつれていく。飾り付けられた善良が握りしめた画面の上に革命の名を書き換えて、
軽率に上書きされる困窮は古びた無数の諦めとなると戸惑った骨にくたびれている。 Gal išmeskime žodžius, jeigu supainiota tvarka be perstojo spaudo gaiduką. 言葉など捨ててしまおうか。誤たれた秩序が絶え間なく引き金を引くならば。 Nepavadimi metų laikai prisitraukia praėjusiuosius ir žvelgia į juos. Užlupamus pinigus. Miestų gatvėse prekiaujama reikšmė. Prasikalusi nuojauta beržiai išnara tarp pastatų. Tai raginama svajonių, tavo jaunystė suklumpa per skubėjimą į paskirtą į kontūrą suspaustą kūną į būdą. 追いつくことのない季節がいつかの季節を引き寄せ振り返っている。むしらえる手法に街では意味が売り返されて芽吹き始めた予感がビルの合間で虚しくそよぎ、夢にせつかれる君の若さは日常に腕を引かれるといつしか与えられた輪郭に沈めた体を横たえている。 Besiverčiančios ideologijos atlapotas skausmas baugščiai žvalgosi. Aš tempiu tave, aš tempiu save, susikaupusius pėdsakus kalno papėdėje, išleistas paskutinis atodūsis palaidoje. Ateina naktis, akimųjų rytas išaušta, niekad nesiliaujantį. Padalijimą neužgimusi gyvybė tik sodama stebi. Vabzdžiai minta vabzdžiais, tankmė plonina lapus, nuo nykstančių šakų prasiskverbęs mėnulis varvina vaiskę šviesą. Kažkas suvokęs laikas prisigeria kvapo, tada ima lyti, į išgalvotą žemėlapį susigeria perstumdytos sienos, kai nesiliaujanti malda pasiekia upėžiotis, horizonte susilygina su atodūsiu. 裏返っていく。思想に押し引かれた痛みが恐れながら見ている。私が私を引きずっていく重ねられる足跡を山裾で生き絶えた吐息がうずめ夜になり、瞬く間に朝になる。決してやまない振り分けることを人の宿業に生まれなかった命がたなびきながら見ている。虫が虫を食べ、茂りが葉を細らせていき、滅びていく枝先から遮られていた月影が晴れた光を垂らしていくと、何事かを捉えた時間が匂いを湿らせていく。そうして雨が降る。書き換えられた地図にずらされた国境がにじんでいき、やまない祈りが河口へたどると、水平線の上で嘆きと等しくなる。 Kai pavasarinio lietaus skalaujamus, griuvėsiuose palaidotų vardų saitus, vis žaidžianti maža aš nerangiais judesiais prisitraukia arčiau, vos atsivijęs pirmasis motinos klyksmas, mano senatvė tyliai paglosto rytoj. 遊びを繰り返す幼い私が春の雨にすすがれていく遺跡に埋められた名前の血をぎこちない仕草で引き寄せるとき、わずかに追いついた母の産声が私の老いを静かになぜる。Ačiū labai, ir aš tą klausimą lietuviškai užduosiu, taip, kadangi žinau, kad Juki jau Lietuvoje yra antrą kartą ir labai jai čia patiko, buvo knygų mugėje lankėsi ir tikrai ne vieną lietuvių menininką jau pažįsta. Mes visi labai, kai kalbam apie Japoniją, sakom, kad tai yra visiškai kitas pasaulis. Mums sunku kažkokiu atrasti su lietuvių kultūra, gal bendrų tokių taškų. O kaip Juki čia, jeigu jai taip patiko, gal yra kažkas tokio, kas jai ir daro Lietuvą nesvetimą, o kažkuo artimą atpažįstamą?
そうですね、本当に距離的には遠い国なんですけど、日本っていうのはリトアニアに対して興味があるというか、私も非常にインスパイアされているし、やはり映像監督のヨナス・メカスが日本では非常に人気なんですね。Tai iš tikrųjų Japonija ir Lietuva yra tolimos šalys, bet Japonijai domimas yra Lietuva ir pati Juki ją labai inspiruoja ir šiuo metu Japonijoje labai populiarus Jonas Mekas. なぜそのヨナス・メカスが人気かというと、例えばその日本語の特徴で、例えばその主語を言わないとか、主語を言わないで話せてしまう。言わないことでみんなその言われていないことを想像するっていうのを、昔からずっと言われてきた言葉としてもやってきたので、身体的にもそういうものを好みますし、そこに想像されるものに美を感じるというような文化がもともと日本にあります。Pabandysiu apibendrinti, kaip išversti, kas dėl ko japonus traukia Jonas Mekas ir kas Juki akimis žvelgiant yra tokia tarsi bendrystė, japonų kalba yra tokia kalba, kuria paprastai yra kartais dažnai yra nepasakomas veiksnys ir yra numanoma, kas veikia, ką veikia, ir tai yra kalbos visas grožis ir visas skambėjimas. Ir Jonas Mekas irgi panašiai kalba, panašiai jo yra poetinė kalba, tai todėl mano Juki, kad tai yra vienas iš tokių, tai yra tai, kas ją žavi ir kas galėtų būti suvokiama kaip bendrystė. ヨナス・メカスの映像もパッチワークのようにコラージュしていて、本当に言いたいことというか、その縁をたどるような映像やその言葉の出力方法をしているところが非常に日本人にとっては魅力的に映る、日本人にとっても親しみのあるような作品だから非常に日本人を引きつけるんだと思います。Ir dar kalbant jau nebe apie Jono Meko poetinę kalbą, apie Jono Meko poetinę kalbą jo video, tai yra jo filmuose, video kūryboje, tai jinai artima irgi japonams dėl to, kad tarsi primena koliažą, tarsi primena skiautinių siuvinį, kur prasmės yra kūriamos, susiuvamos ir tai irgi jos manymų yra savotiškai artima japonų estetiniai pajautai ir tai irgi, kaip čia pasakyti, juos domina, juos jaudina, japonus ir pačią Juki. 私がリトアニアに行くっていうと、他の詩人たちがものすごく羨ましがってました。Ir kai pasakiau, kad keliauju į Lietuvą, tai kiti pažįstami poetai labai, kaip čia pasakyti, gražiai užsireikšti užpavydėjo. Sakė, kaip pavydu, kaip tau gerai, kad tu važiuoji į Lietuvą. そのくらい日本の詩人にとってはリトアニアは本当に特別な国です。Tai tikrai japonų poetam Lietuva irgi yra ypatinga šalis, ypatinga dėmesio sulaukianti šalis. Thank you very much for your answer, for your beautiful answer. So it was a pleasure to listen to both of you. Taip susirepetavusios, atrodo, kad jūs būtumėt repetavusios. Tikrai. Pavyko. Tai ačiū Juki Nagai ir Jurgitai Ignatienei. Tai tuo pačiu dar naudodamas progą noriu priminti, kad rytoj 6:30 rašytojų klube, 6 valandą, atsiprašau, kad nesupainiočiau, man pro 6 rytoj galėsite taip pat išgirsti mūsų viešnes dar kartą ir dar keletą svečių, kurie šiuo metu turi renginius kitose Vilniaus vietose. O šį vakarą kviečiam jau paskutinėje mūsų Duetai Plus dalyvę, Mariją Luizą Melkę, gimusi 1997 metais. Ši latvių poetė, aktorė, scenaristė, karikatūristė gimė Cėsyje, baigė Rygos Janio Rozentalio meno mokyklą. Jos knyga Nerealizuotų galimybių klubas iš
išleista 2022 metais, nominuota Latvijos literatūros metų premijai už geriausią debiutą. Jai skirtas Nacionalinio kino festivalio apdovanojimas Liejas Kristaps už geriausią pagrindinį vaidmenį filme Neoninis pavasaris. I don't know if I pronounce it right. Lielais Kristaps. Okay, so Big Christopher. didysis Kristoforas, the big Christopher. Yeah. Oh. Ir taip pat, tai kaip jau supratot, Marija Luiza Melkė, šis vardas ir pavardė yra žinomi ne tik poezijos gerbėjams, bet ir kino mėgėjams. Tai galima net pasigūglinti ir atrasti šiek tiek tą filmą ištraukų. Aš tai irgi esu padariusi. I just told that I was looking for the movie extracts. That's it on YouTube. Okay. Maybe somebody will do the same. Ir taip pat noriu pasakyti, kad Marijos Luizės Melkės eiles į lietuvių kalbą vertė Erika Drungytė. Šį vakarą jos su mumis nėra, taigi vertimus, porą vertimų paskaitysiu aš, o taip pat keli eilėraščiai nuskambės anglų kalba. Taip, vienas eilėraštis bus angliškai, o kitų vertimus paskaitysiu. Taigi, pradedam. Labas vakaras. Unfortunately, I don't know any more Lithuanian yet. So let's get down to it. Augusta mēnesis. Es pieliecos tuvāk saulei un dzirdu, kā viņa saka: tu gribi, bet nevari dabūt, jo viņš tevi negrib cicenīt. Es rādu saulē slapjus vaigus, viņa nogrozās un aptrauc. Ej nu pačīsti mēnesim, skumji kukainīši, kas prasa sauli, bet negrib ieraudzīt īstenību, nav spējīgi sasildīties. Bet es viņu gribu, žālojos baltajām debesīm, bet viņš tevi negrib. Skan saules balss aiz mākoņiem un iestājas augstuma laiks. Es guļu mēnesis piegaismotā istabā. Attālumu no pleca līdz sienai neviens nepārtrauc. Izstiepju roku un pieskaros tapetēm. Tu negribi, tu. Grīdīgie ģitāra sāk žužot no goga. Circini vēl draudzenī. Tev neviena nav, bet tu esi. Un tu esi. Tu tiešām esi. Reti kas tā skumdina, kā saulaina diena bēdīgā brīdī. Tagad ir nakts, tu guli viena, apkure vēl nav pieslēgta. Ideāls brīdis dziesmai. I understood some words, and they are more or less the same. A few of them. Rugpjūtis. Artyn palikau prie saulės. Girdėjau, ką ji pasakė. Tu trokšti, tačiau negauni. Tavęs ji žiogelį nenori. Sudrėkusius skruostus jai rodau, o ji palinguoja ir atkerta. Tai eik ir mėnuliui parypauk. Liūdni vabaliukai jūs saulės vis klausėt, o tiesą pražiopsot, todėl ir sušilt nepajėgėt. Bet aš jo taip noriu, godžiuosi išbalusiam dangui, bet jis juk visai ne, girdžiu saulės balsą užslinkus visiems debesims ir atšala. Mėnulio šviesos kambarį aš guliu nuo peties iki sienos. Ne vienas manęs nepertraukia, tapetais ranka nuslysta, nenori tu. Už lango girta gitara man, kartu su svirpliais brangutė, nėra anei vieno, bet tu esi. Ir tu iš tiesų esi. Retai kas taip gali nuliūdinti, kaip saulės skausmo akimirka, dabar juk naktis ir viena tu. Ir šildymas dar neįjungtas. Puikiausias metas dainuoti.
So beautiful, thank you. Plēsējs. Ja notikušais būtu mazāk mitoloģisks, es vienkārši būtu stāvoklī. Mēs apprecētos, kā to darīja mani un tavi, vecāki, sievas un vīri bez smilkstiem, bet nekas tāds nenotika. Tāpēc esam drīzāk tālu viens no otra. Tikai mazs plēsējs mežā kauts. Es to dzirdu katru dienu, staigājot gar jūru. Viņš reizēm iznāk uz kāpnes, bet mani bez tevis nepazīst. Nebūtu viņa, es varētu aizmirst, kā kopā mēs kļūstam par dzīvniekiem, bet es pazīstu mazo plēsēju un visa ainava turpina vaidus. Drūmi bezspalvainās rokas, es stiepju uz tevi, mēnesi, kļūsti taču vienreiz pilns, aizmirsti savas cilvēku būšanas, pārbrauc no stulbās Holandes un atgriezies īstajās mājās, kur tava mute lūdz padzerties no manas mutes. Plėšrūnas. Jeigu tai, kas nutiko, būtų ne tiek mitologiška, būčiau tiesiog pastojusi. Mes susituoktume, kaip tai darydavo mano ar tavo tėvai, neikščiantys vyrai ir žmonos. Nieko nei panašaus neįvyko. Esam tad mudu greičiau personažai, skiriamus mylių toliai. Mažytis plėšrūnas kaukia tik vienas miške. Aš neturiu tėvų, au! Šitai girdžiu kasdieną. Palei jūrą bevaikštinėdama, kartais matau jį ant kopos. Tik jis manęs be tavęs nepažįsta. Jei jo nebūtų, pamirščiau, kaip dviese virstam gyvūnais. Bet plėšrūniuką gerai žinau ir apylinkiai nesiliauja vaitojimas. Liūdnos beplaukės rankos tiesias tavęs. Ak, mėnuli, virsk pilnatim vieną kartą. tą žmogiškumą pamiršk jau, mesk tą beryšio Olandiją, grįžk į tikruosius namus, kur tavo lūpos prašo gerti iš mano lūpų. Cits pāris. Pagāja diena un vēl viena mūsu viesnīcas numuriņā. Iemitinājās cits pāris. Lūdzu, norādiet jūsu attiecības. Mēs esam no vienas sugas, atraduši viens otru un tūlīt pazuduši starp priedēm. Bet kļuva pārāk augsti, tāpēc izlīdām laukā un esam te. Neko tam līdzīgu viņa nerakstīja. Viņa rakstīja vienkārši, mēs esam pāris, aizgāja gulēt un no rīta cēlās uz brokastīm. Visās vietās, kur esam bijuši, tagad noticis kaut kas cits. Ikdiena un sadzīve tur auž, sedeles un vienkāršība, snauduļo ikvienā kaktā. Tikai man šūnās arvien plosās vēlme pēc tevis vēl. Kita pora. Praėjo diena dar kita. Mūsų viešbučio kambarį įsikūrė kita pora. Nurodykit, prašom, santykius. Esame vienos rūšies. Vienas kitą atradę, bet staigiai pradingę kažkur tarp pušų. Tačiau pasidarė šalta. Išlindom laukan ir papuolėm čia. Na ne, jie taip neužrašė. Visai paprastai užpildė, mudu esam pora. Nuėjo miegot, o iš ryto kėlėsi ir pusryčiavo. Visur, kur tik esame buvę, dabar kažkas kita nutiko. Buitis kasdienybė ten audžia, vilnonės karas paprastumas, prisnūdęs visuos kampuose, vien mano ląstelės dar siaučia, tavęs nenustodamos keisti. Okay, and the last one in Latvian. Thank you for doing the very
translation, very exciting. And then I will read one last in English. Ziemas putni. Gaidu tavu vēstulīti pustumšā nakts istabā, pusnomodā kvēl spuldze, kvēl man gaidošie, vēstulīti gribošie pirksti. Mazu jauku ar labu nakti, tie prasa iekrampēties. Citādi varbūt pakstīsimies arī līdz pašam rītam. Es un mani pirkstiņi plāvi ausmā ietieksimies, kur nu tu mani tad uzlasīsi, izsūksies pa logu spraugām, mīļā tumsa no istabas. Manu gultas vieta izbalēs, tur pašlaik vēl sapnis, nepacietīgs gaida manu un tavu ierašanos. Vēlāk, kad būs agrs, vien blāvs paliks, varēsi tajā ielikt jautājumu, kur gan tu aizgāji, bet es būšu aizgājusi ar ziemas putniem čidināt. Nav ļauna prāta guziņām, tikai mazliet rūgtuma. Visu nakti gaidīju drupačinu. Žiemos paukščiai. Laukiu tavo laiškelio, nakties kambarį prie blandinio. Rusena apsnūdus lemputė, rusena ir laukiantieji laiškelio ištroškę pirštai. Mažo jaukaus labanakt, jiems būtina įsikabinti, kitaip tikriausiai baksnosimės iki pat auštančio ryto. Pati šermano piršteliai, įnirsime blausiai į aušrą, kur tu mane ir surankėsi, per lanko plyšius išsisunksi, mieloji tamsa iš kambario, išbluks mano lovos vietelė, dabar tenai vis tebelaukia, kantrybės netekęs sapnas, kol aš ir tu atsirasime. Vėliau, kai jau bus ankstyva, paklodė vien liks boluoti, galėsi įvilkti ją klausimą. Klaustukas. Na kurgi, kur išėjai tu? Bet aš jau būsiu išėjusi. Čirškė su žiemos paukšteliais. Ne, nėra pykčio oželio, tik tai toks truputėlį kartėlis. Praplaukiau visą naktelę, trupinėlę. Okay, this one is a bit older poem, translated by Jed Will to English, and it's called Techno. How many times can you say R? Yesterday I hit my elbow really hard. It still feels weird today. A person's awareness of their surroundings is tested through struggle. It's strange how you don't. It's strange you don't feel just how close you are to the wall when you are taking your shirt off. How many times can I say R? How many times can you say R? Try singing. Mary had a little lamb, using only the letter R. I fail. Now try it techno style. What's that like? You take speed and rave to a pretty repetitive music, and then it's like a portal opens up in your head and the same repetitive music is coming through it, and it feels really good. And how long do you do that? You can do it in Berlin for 3 days straight, but it's normally till 5 a.m. in Riga. How many times can I say R? How many times can you say R? 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 Not even once, I guess. It's probably better if I don't try techno. Why do you have to take a taxi now?
Do taxi drivers take taxis home? Who was the first person to use their hand to write something down? What was it? Have you ever been completely fearless? How many times? Thank you. Actually. Thank you. And just a few questions. Don't run away. First, as far as I know, you are well recognized as actress in your homeland. And Could be better. Always could be better. I wonder, do people know you also as a poet? Or when they see you, they just think about the movie? Or they also, maybe somebody even then start looking for your poetry also and get to know you better as a poet? Hopefully that happens. Well, actually, I've been doing poetry since 16 or 17, and doing it publicly, getting involved in all kinds of literary things. And the whole acting thing kind of happened quite recently, and with a big wave, or I don't know how to say it. But I guess I got certain recognition through that. But I mean, in the culture sphere, I like everybody already knew what I was doing. And one more question about your poetry, because your translator Erika Trunkytė, when we talked about how the translation, the process was going on, and she just said that, I think I found the key, because I already told you that she said that there is kind of a folk song, some maybe references, some influences of the folk songs with that ironic twist, and the modern one. So what's she right? There was a moment 2 years ago where I declared I will write poetry no more, because I was heartbroken and sick of everything and felt like I just lost it. I have just zero inspiration and that's it. But soon enough, poetry kind of spared me and came back with a new flow, and that is the works that are translated to Lithuanian in this anthology. And it was very much thanks to falling in love with a guitarist. Well, not a folk musician, actually, but there are, his work is in dialogue with traditional blues and ragtime things, and it must have also pushed that artistic flow in a certain way. Yeah. So maybe you also have projects, you maybe sometimes are on stage together while reading poetry? Yes, sometimes, but so maybe tomorrow you want to join us? Edgar's forgot his guitar home, but maybe someone could borrow. If you want to arrange that, we can discuss it. Yeah. So please, the audience, if someone. But the thing is, it is fascinating that Erika was able to recognize it. This is the second time this happens. When I got these new poems published the first time in Latvian, the editor said, "Oh, it has this country music vibe to it." And so I suppose people are able to sense that there is something, but not quite, yeah. The folklore, the very
atmosphere. But another thing is that actually before I did write very well, rather experimental a series of texts that were kind of I don't know connected to Dainas, which is Latvian like traditional poetry, but not really poetry. These kind of work songs and these like national knowledge of the people relationships and nature and so on. And I've been influenced by that before, and I guess it's a mix of these. Yeah, I have something with it. Thank you very much.